aš bandysiu atverti dar keletą puzlės detalių apie ženklą. Kas yra žvėries ženklas? Apreiškimo knygo 13 eilutė, 13 skyrių 18 eilutė sako taip, čia slypi išmintis, kas išmano, tie apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius ir jis yra 666. Įdomi, vis dėlto, čia eina kalba, žvėries skaičius, tai yra pakeistas žmogaus DNK. Kaip tai atrodo? Iš tikrųjų, antspaudas, ar ne? Sako, jis verčia visus mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvus ir vergus pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo. Žvėries vardo ir jo vardo skaičiaus. Žodžiu, reiks pasidaryti ženklą ir automatiškai turėti jo vardo skaičiaus. Ką tai reiškia? Kitaip tariant, tarsi, tarkim, va čia mes aiškiai žinome, kai buvo šitie visi skiepai, ar ne, čia eina kalba apie skiepus ir apie aukštas technologijas, kuriom bus tiek 5G, tiek visokiais CERNais ir visokiam aukštom technologijom bandys pakeisti žmogaus DNK. Kam viso to reikia? Liuciferis ruošia dėl savęs žmonės, kurie garbins jį. Ir iš tikrųjų, kas yra DNK? Lygiai taip pat apreiškimo knygoje parašyta, kad tiek Liuciferis dės savo ženklą, tai yra antikristas dės savo ženklą ant žmonių, lygiai taip pat Dievas sako, kad dės ženklą ir ant savo žmonių. Irgi tokia rašto vieta yra. Kas yra tie ženklai? Tai nereiškia, kad bus kažkokios tatuiruotės čia parašytos ar skaičiai, kad realiai, ta prasme, antikristas dės kažkokius ženklus, Dievas sakys, nu va, tai ir man irgi čia reikia kažkokius ženklus įdėti. Esmė tame eina čia, prasmė yra žymiai gilesnė. Ženklas bus tarsi įrašytas į žmogaus vidų, kas kuriam priklauso. Dabar žiūrėkit, pradžios knygoje irgi Dievas sako, sukurkime pagal savo atvaizdą ir pavydalą. Čia jau yra įdėtas jo atvaizdas į pavydalas į mūsų DNK, ne tik išorę, bet ir DNK. Netgi Dievas yra užanspaudavęs save mūsų DNK. Kaip mes žinome, žmogaus DNK susideda iš 2 spiralių, kur sujungta tiltukais. Tai yra vadinamas amino rūgštis. Ir tos amino rūgštis eina pagal skaičių seką. Pagal 10, 5, 6 ir 5. Ir vėl tie skaičiai kartojasi. Ir jeigu prie šitų skaičių parašyti būtent kokios yra žydiškos raidės, nes pažydus yra, anksčiau nebuvo skaičių. Tarkim, raidės taip pat simbolizuoja kai kokius skaičius. Ir jeigu 10, 5, 6 ir 5 pridėti tokius skaičius J, J, Vav, J. 10 yra J, 5 yra J, 6 yra Vav, 5 yra J. Tai reiškia žodis Jahve. Kitaip tariant, Dievas mūsų DNK yra užanspaudavęs save. Kitaip tariant, žmogus turi 50, aš nežinau tie procentais kaip išskaičiuoti, bet ta prasme, kad mes turim ir žmogaus DNK, ir Dievo DNK yra mumyse. Realiai Dievo. Lygiai taip pat, kaip mūsų vaikai turi tėvą ir mamos kažkokių genų, ar ne, vadinkim taip, lygiai taip mes atėjom iš dangiško tėvo, kur mes irgi turim tėvo genetiką, ta prasme, mes esam tas, ta prasme, Dievo DNK mes turime. Lygiai taip pat, kaip Dievas sako, pagal savo atvaizdą ir pavydalą, Liuciferis bandys lygiai taip pat susikurti savo per žvėries ženklą. Kitaip tariant, jis turi ženklą užsidėti, užanspauduoti žmonės, kad jie priklauso Liuciferiui, kurie po to ir garbins ir žvėrį, ir pranašą, kurie bus suklaidinti.
Ir čia iš tikrųjų yra labai aukštom technologijom bus pasiekta keisti žmogaus DNK. Būtent čia ir labai aiškiai sako, kad kur čia yra, kur sako, negalės nei pirkti, nei parduoti. Ir čia eina kalba apie visus, jis verčia visus, ir mažus, ir didelius, turtuolius, laisvuosius, vergus. Ta prasme, čia eina kalba apie visą pasaulį. Pasidaryti ženklą ant dešinės rankos ant kaktos ir niekas negalės nei pirkti, nei parduoti, jei neturės šio ženklo. Ir esmė tame, kad niekada pasaulyje nėra buvę tokio dalyko kaip šitas karantinas, kad visame pasaulyje vyktų kažkoks va toks masinis, vadinkim taip, skiepėjimas, ar ne? Niekada šito nėra buvę. Ir čia labai aiškiai šitą eilutę rašo. Ir iš principo kame yra esmė, kad būtent susikurti žmoguje dar būtų pakeistas DNK. Dabar žiūrėkim dar biškį giliau, kaip pakeistas. Įdomus momentas yra kame, kad genomas susidaro iš 2 spiralių, kaip sakiau, ir vienoje spiralėje yra tie 72 tūkstančiai susidaro ir kažkokių dalelių, ir kitoje pusėje 72 tūkstančiai susidaro. Iš viso yra 144 tūkstančiai iš tų 2 spiralių susidaro žmogaus DNK. Ir dabar žiūrėkit įdomus, koks, kai sako, bandykit išskaičiuoti, koks yra tas skaičius. Sako, kas tai išmano, tai išskaičiuoja. Ir įdomus momentas yra koks. Jeigu dadėti, kaip sakiau, bus keičiama žmogaus DNK, jeigu prie 2 spiralių pridėti dar vieną spiralį iš 72 tūkstančių, gaunasi 216 tūkstančių. O dabar įdomiausia dalis. Žvėries ženklas yra 666. Jisai deda tą ženklą į žmogaus DNK. Ką tai reiškia? 600 padauginti iš 60 ir padauginti iš 6 gaunasi 216 tūkstančių. Ką tai reiškia? Vat sako, kas turi išmanimo išskaičiuoti. Čia reikia išskaičiuoti. Ir esmė tame, jeigu mes būtume bandę suprasti šitą rašto vietą dar prieš 10 metų, kai nebuvo nei karantino, nei visų tų planų, nei masinių skiepijų, mes nebūtumėm supratę. Bet dabar, kai mes jau gyvenam tais laikais, mes jau galim apčiuopti daugmaž, koks tas yra planas. Ar ne, tarkim, tamsos. Ir dabar eina kalba taip, kad Liuciferio tikslas ir yra prie žmogaus DNK, kuriame įrašytas Dievo vardas Jahvė, pridėti dar vieną spiralę, kur jau iškreipia žmogaus DNK, ir tai yra tas žvėries ženklas, kur žmonės toliau bus manipuliuojamas aukštom technologijom į jų valią. Tarkim, ir tie žmonės bus tie, kurie garbins, kurie pasiduos visai tai pasaulio sistemai, kurie bus pagauti į visą šitą melą, nes ten parašyta, kad tiek antikristas, tiek pranašas suvedžio žmonės, jie bus žmonės apgaubti. Jie ateis kaip tokie gelbėtojai, čia iš po visokių karų, badų, kai bus nualinta visa žemė, jie ateis tokie kaip gelbėtojai ir siūlys savo paslaugas ir daugelis nueis. Suprantat, kad ta prasme, kad velnio planas yra daug gilesnis negu tik, tarkim, uždėti čia kažkokį skaičiukus, ne čia skaičiukus ir viskas, ne, bet ta prasme, kad jisai, kaip sakytas, pinklės užmeta žymiai daugiau ant žmogus, kad jau ir siela turi būti manipuliuojama. Bet aš noriu vieną dalyką pasakyti. Dievas davė žmogui sielą ir valią, kurios niekas negali atimti, tik tai tuo atveju, jeigu žmogus pats leidžia. Tai va dabar imkim va tokį momentą, kaip tie patys skiepai. Tarkim, kodėl vieni žmonės labai aktyviai pasipriešino tam, o kitiem buvo kaip kažkokia nauja religija, kurie nėra visą galvą, tai ir pasitikėjo, ir skiepijos 1, 2 ir 3 kartą.
Suprantat? Yra žmonės, kuriems labai lengva yra manipuliuoti informaciją ir jie labai lengvai pasiduodami, va, ta prasme, tie, kurie, kitaip tariant, kaip pasakyti, nieko nenori absoliučiai žaisti. Žmonės vis tiek jie turi mąstyti ir savo galvą, nepasiduoti tam masiniai informacijai. Mąstyti savo galvą, išmokti atskirti kairės nuo dešinės, kas yra gera, kas yra bloga, ir iš visos informacijos išsirinkti teisingus dalykus ir nebūti sumanipuliuotais ir neįvedami kažkokią vergystę. Ir aš vis dėlto galvoju, tie skiepai nėra nekalti. Mes dar nežinom viso paveikslo, ką jie daro, bet atėjus laikui mes pamatysim, kaip bus sumanipuliuota dar kitais skiepais, kokį jie veiksmą padarys mumyse, bet ne mumyse, aš turiu meni tie, kurie skiepysis, tie, kurie ners visą galvą į tos skiepus, ne? Ir mes pamatysim, kaip iš tikrųjų toliau viskas bus. Bet čia eina kalba apie keitimą žmogaus DNK. Ir čia eina žymiai gilesni dalykai ir rimtesni, negu tik kažkoks antspaudas ant rankos. Ir įdomus dar toksai momentas yra, kaip sakiau, kaip mes buvom sukurti pagal Dievo atvaizdą, jis uždėjo savo antspaudą. Lygiai taip pat Liuciferis dės savo antspaudą ne ant rankos, bet į žmogaus DNK į vidų. Ir įdomi kame. Dabar galbūt paklaus, pavyzdžiui, kodėl taip kažkaip, ar Dievas daleidžia dar kažką va, tą antspaudą neužsidėti į žmogaus vidų. Ir aš keletą postų atgal buvau įdėjus tokį postą, kur aš sakiau, kad mes esam sukurti prieš pasaulio sutvėrimą. Ir daug tokių rašto vietų įrodančių, kad kai kurie žmonės jau ateina nusistatymu prieš Dievą, jie yra nusistatę. Lygiai taip pat kaip Jėzus fariziejam labai aiškiai pasakė, jūsų tėvas yra velnias, reiškia, jūs esat gimę iš velnio. Reiškia, juose jau yra Dievo sėkla. Tai būtent, arba pavyzdžiui, Kainas nužudė Abelį, ar ne? Ir kas apie jį buvo pasakyta, kad Kainas buvo iš piktojo. Lygiai taip pat buvo pasakyta, kad Judas buvo iš piktojo. Ką tai reiškia? Tai kas čia nusprendė, kad jie buvo iš piktojo? Reiškia, ateina iš tą pasaulį žmonės, tarsi, dar priminsiu, vat keletą vietą sako, prieš pasaulio sutvėrimą aš jumis išrinkau, atpirkau, ar ne, ir pašvenčiau tokiam ir tokiam darbui daryti. Tam pačiame Apreiškimo knygoje sako, žvėries ženklą užsidėjo žmonės tie, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje. Tai reiškia, kad Dievas daleis, kad būtų pakeistas žmogaus DNK būtent tie, kurie jam ir nepriklauso. Tai yra tos raugės, kurios ateina į šitą žemę, jos ateina ne į šitą žemę ir tampa raugomis. Raugomis tai yra tos kritosios sielos, kurios jau ateina, tarsi jų vardai nėra įrašyti gyvenimo knygų, tarsi jau ateina jie pasirinkdami tokį pasirinkimą, kad nepasirinkti Dievą. Ir ta prasme, kad tai vat yra ta kategorija žmonių, kurių DNK nebus pakeisti, nes jie įjungia savo valią ir jie pasirenka Dievą ir bus tie, kurie niekada nepasirinks Dievą, kaip ir tie fariziejai. Jie matė Jėzų ir jie vadino velniu, bet jie žinojo, kad tai yra Dievo sūnus. Ir jie vis tiek vadino jį velniu ir sako, Jėzus sako, jūsų tėvas yra velnias. Ta prasme, kad juose yra velnio sėkla. Jų tėvas yra velnias ir sako, jūs darote tėvo darbus. Kitaip nepaaiškinsi, kodėl. Ta prasme, tai kaip čia norim pasakyti, kad viskas jiem nebėra šansų išsigelbėti, viskas Jėzus tarsi juos, kaip sakyti, nurašė ir nebėra šansų išsigelbėti iš principo kaip. Kadangi kažkas įvyko prieš pasaulio sutvėrimą, ko pasekoje žmonės, kiekvienas ateina su kažkokiu sprendimu viduje ir tai tik tais, kaip pasakyti, ir pasimatys, kurie priklauso Dievui ir kurie priklauso
Liuciferiui ir jie pasirinks. Lygiai taip pat, kaip yra tas palyginimas apie raugės, kur pasėjo ir gerą, ir blogą sėklą. Ir sako, leisk, mes išrinksim raugės. Sako, ne, palikit tai pasaulio pabaigai. Sako, ateis angelai išrinks, tai reiškia, kad turės pasimatyti. Kitaip tariant, ateina tas laikas, kai mes turėsim labai aiškiai deklaruoti, kam mes priklausom. Ar aš priklausau Dievui ir aš pasitikiu jo visą širdimi, jokiais skiepais nepasitikiu ir neleidžiu savim manipuliuoti ir mano visas gyvenimas priklauso jam. Aš labai aiškiai deklaruoju. Ir neleidžiu manipuliuoti mano DNK ir visokiais skiepais, nes kas žino, kas ten yra įdėti, ar ne, į tos skiepus. Ir aš žinau vieną tokį dalyką, kad iš tikrųjų labai daug tikinčiųjų susiskiepijo iš nežinojimo, iš baimės kažkokios. Todėl, kad kažkas sumanipuliavo jomis, kažkas buvo spaudimas didelis, kažkas darbo galbūt galėjo prarasti. Ir aš vieną dalyką žinau, kad jeigu mes atgailaujam ir mes meldžiamės, kad būtų panaikintas šitas skiepas ir mums, kaip sakyt, mes ateiname protą ir pradedam suvokti, kad mes priklausom nuo Dievo, o ne nuo skiepų ir negalim leisti mums šitais sunkiais laikais manipuliuoti visokiam informacijom neteisingom, kad mums įvesti kažkokią kontrolę, į kažkokią baimę, į kažkokią liūną. Ta prasme, mes negalim šito leisti. Kad mes galim melstis, kad būtų anuliuotas, panaikintas šitas skiepas ir sugrįžti visą širdim pas Dievą, kad nebūtų manipuliuojama toliau tavo ir valia, ir tavo DNK ir panašiai. Ir mes tik vis tiek ateinančiais kur ateintas laikas, kur mes pamatysim, kas iš tikrųjų įvyks toliau su šitais žmonėm, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje ir kurie garbins žvėrį. Ir mes pamatysim tą tikrai vaizdą, dar toliau mes negalim čia spėlioti, bet faktas tas, kad tai yra manipuliuojama su žmogaus DNK. Kitu atveju valdžia nedėtų tokių milijardų pinigų, kad skiepyti žmonės, ale jiem labai svarbu žmonės ir juos reikia išgelbėti. Čia yra žymiai gilesni povandeniniai vandenys, kurių tikslas yra iš principo tiesiog naikinti žmonės. Tiesiog naikinti. Taigi, kas yra tas 666? Tai yra manipuliacija su žmogaus DNK. Ir viskas, kas pažeidžia mūsų DNK, mūsų žmogaus genomą, tai yra vadinama žvėries ženklu iš tikrųjų. Ir ką aš noriu pasakyti, kad dabar yra tas laikas, kad tu turi antiek giliai nerti į tiesą, kad išmoktum atskirti, kas yra melas, kas yra tiesa. O kas yra tiesa? Tiesa yra Jėzus. Todėl tu turi stovėti ir glaustis prie Jėzaus taip arti, ieškoti jo veido. Tada jis duos tau pilną išmintį, suvokimą, kas yra gera, kas yra bloga, atsirinkti šitam pasaulį, kur yra tiesa, kur yra melas ir kad išstovėti tiesoje. Būtent išstovėti tiesoje. Kas yra tiesa? Tai yra Jėzus. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai vienintelis būdas suprasti tiesą ir nenukrypti nei į kairę, nei į dešinę. Taigi, tam kartui tiek.